Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pradėkite nuo nešiojamojo kompiuterio išjungimo ir maitinimo šaltinio atjungimo. Prieš pradėdami bet kokius darbus, įsitikinkite, kad kompiuteris yra visiškai išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Paruoškite reikiamus įrankius, jums prireiks kryžminio atsuktuvo, plastikinio atidarymo įrankio ir naujos EOM atminties. Rekomenduojame pasitikslinti, kokios specifikacijos EOM jums reikia, kad ji būtų suderinama su jūsų modeliu. Apverčiate nešiojamąjį kompiuterį, kad galėtumėte pasiekti galinę dangtelio dalį. Naudodami kryžminį atsuktuvo, atsukite visus varžtus, kurie laiko dangtį. Būkite atsargus ir laikykite varžtus saugioje vietoje, kad neprarastumėte jų. Kai dangtis bus nuimtas, atsargiai atidarykite nešiojamąjį kompiuterį, naudodami plastikinį atidarymo įrankį, kad atskirtumėte jungtis. Būkite atsargus, kad nepažeistumėte vidinių komponentų. Dabar galite matyti EOM modulį. Paprastai jis bus laikomas dviem metaliniais užraktais. Paspauskite juos šiek tiek į šonus, kad EOM modulis atsipalaiduotų. Lėtai ištraukite seną EOM atmintį iš lizdo. Paimkite naują EOM modulį ir atsargiai įstatykite jį į laisvą lizdą, kol jis paspaudžia užrakto mechanizmą. Įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas ir nesuklydote. Kai EOM modulis bus įdėtas, grąžinkite dangtį atgal į vietą. Pasukite visus varžtus, kad užtikrintumėte, jog dangtis yra saugiai pritvirtintas. Prijunkite maitinimo šaltinį ir įjunkite kompiuterį. Patikrinkite, ar sistema atpažįsta naują EOM atmintį. Tai galite padaryti paspaudę Ctrl plus Shift plus S ir atsidarius užduočių tvarkytuvą, kur galite pamatyti, kiek EOM yra prieinama. Jei nesate tikri dėl šių veiksmų arba susidurėte su problemomis, siūlome nemokamą diagnostiką mūsų techninėme centre. Taip pat siūlome paėmimo į namus paslaugą, kad galėtumėte patogiai gauti paslaugas. Prieš pradedant remontą suteiksime jums kainos pasiūlymą, kad žinotumėte, kokios išlaidos jūsų laukia. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.